Latvių delegacija. Va, visko pridėta. Čia vat yra geras viršelis. Ir ko gero maišiukose tas turinys. Einame, pažiūrėsime. Kodėl mes šiandien Lietuvos žemdirbiai gaunam pačią mažiausią Europos Sąjungoje kainą? Nu taip ir yra, klausykite. Čia yra kakučio atvežta. Kolega, atsargiai už kraštelio, parodom žmonėm, ko čia atvežė žemdirbiai. Mėšliuko. Tokio gražaus, net norisi į sodą vežtis. Rašykite, nes man nerašo, ar mato, ar nemato, ar kas nors vyksta. Va, privažiavo. Ačiū. Geras pienas ir žmogus. Ūkininkas ne šuo. Tai jau taip. Vikstas vienas ūkininkas. Arba va. Sveiki, Vilniaus televizija. Taip. Dar viena nešališka žiniasklaida. Taip, malonu. Tai reikia, būtinai nukreipti. Per televiziją, ne per televiziją. Čia yra žmonių visai atvažiavę. Nieko matau, nėra, praeitą kartą nieko nebuvo dabar ne. Bambėsite? Nu, pabambėkite. Galiu pabambėti. Praeitą kartą buvau mitingai, reiškia, prie Žemės ūkio rūmų stovėjom, dalyvavau. Tai va irgi tokio masiškumo nebuvo kaip ir dabar. Ir dabar matosi nieko nėra ir vakar skelbėm, žmonės skelbė grupėje, reiškia, yra likščia ten bendruomenė, agitavom, reiškia, smulkiosius pininkus, kur turi po 7-15 karvių ir kategoriškai reakcijas jokios. Žmonės paprasčiausiai bijo ir... O ko jie bijo? Nu, jie bijo, aš manau, dėl to, kad gal kažkurie ten dirba savivaldybėje, kažkokias pareigas, kiti turintys, gal kažkokią paramą gavę, ten kažkaip pusiau nelegaliai patvirtinę. Bijo tiesiog afišuotis, mano tokia yra nuomonė, ir paprasčiausiai bijo tose mitinguose dalyvauti, kad nepakenkti ten savo aplinkai ar dar kažkam. Mano tokia yra nuomonė. Tai va, kad jie bijo paprasčiausiai geriau, jie sako, tai gal jūs nuvažiuokit už mus, atstovėsit, pastovėsit, jūs tą padarysit už mus. Tai va toks yra, ir kol nebus masiškumo, tai čia nieko gero nebus. Manęs iš tikrųjų tai neliečia, aš pieninkystės ūkio neturiu, jau tai buvo surūdęs prieš keliolika metų mūsų ūkis pieninkystės, keliolika karvių. Dabar mūsų ūkis yra ekologinis, grūdus mes taip pat jau Karbauskiui nebeparduodam, nieką parduodam tiesiogiai, gaminam miltus. Kodėl jūs pabrėžėt, kad Karbauskiui nebeparduoda? Dėl to, kad pas mūsų būdavo švestos laiką Karbauskiui arčiausia Palančių cukraus fabrike ir mes parduodam ten tos grūdus po keliasdešimt tonų, nu ir paskui paskaičiavom, kad mums tai labai apsimoka, ten yra nuoskaitas didžiulės. Ten, aišku, net ne Karbauskis vadovauja, tai ne patys padaro nuoskaitas, ten blogą rūšį nustatą ir panašiai ten iš to gyvena. Tai va, ir aš paskaičiavom, kad mes ką užauginam, bandom parduoti tiesiog arba gaminam ten miltus iš kviečių. Dabar įsiganda tų svirplių miltų Vilniečiai ir praktiškai mes parduodam miltus tiesiogiai, kažkokias daržoves užaugintas, tai va, toks yra mūsų kelias. Bet mes šiaip Išsilaikot? Kaip yra pati pradžia, plėsimės, darysim šiltnamius, užsakytą perdirbimą, galbūt džiovintas daržovės, užsakytą, bandom tokį veiklą kaime smulkų. O čia kur? Kelmės rajone, čia Šaukėnų seniūnija. Net mūsų apie 30 hektarų du keliai sujungti, vienas yra ekologinis, kitas chemizuotas. Ir dabar dalyvaujam kursuose pastoviai, mokymuose, plečiam, kaip sakyt, savo veiklą, visą kitą bandom kažką tai daryti, mokomės, tobulėjom ir visą kitą ieškom patys rinkos, patys bandom ieškoti savo rinkos, pagrindinė rinka yra Vilniuje. Vilniuje, o ne Marijampolėje. Jo, nes vilniečiai, jiems yra labai svarbu, ką jie valgo ir visą kitą, ir tikrai poreikis yra toks didžiulis, kaip sakyti, tos produkcijas, kad tik jos būtų. Gerai, ačiū. Dar ir žmona yra? Jo, ir žmona. Aha. Rūta. Labą dieną. Labą dieną, Rūtai. A jau tokia ranka, tai nesu... Taip. Kodėl? Čia sako, jūsų vyras bamba, kad mažai žmonių. Mums tai čia Vilniui daug. Labai mažai žmonių. Pavyzdžiui, iš mūsų krašto, kiek bandėm aktyvuoti, ne vienas nevažiavo. O tai čia gerai gyvena, ar kas yra? Matyt, kad gerai gyvena. Dabar sakė, jau žada mažinti dar kainą pieno iki 10 centų už litrą, tada gal geriau gyvens jie. Gal tada sugalvos atvažiuoti, jeigu nebus. Bet tai vėlų bus, reikės jau ubagauti eit. Tame dalykas ir yra. Nu, aišku. Einam dar apsižiūrim. Ir kita Lietuva.
Vilnius yra mažiausiai, skaitau, šiuo metu patriotiškiausias miestas su tam tikrom išimtimis. Kuo didesnė materializacija, kuo žmogus geriau gyvena, tuo tradicinės vertybės eina į šalį. Aš tą pastebėjau ir kitose mitinguose, ypač šeimų sąjūdžio. Vilniečiai atsipūtę, eina pro šalį, kiti net pasityčioja, pasišaipo, ypač jauni Vilniečiai, kiti parodo gestus nepadarius šeimų sąjūdžio mitingo dalyviam, o pagrindė suvažiuoja į Žemaitijos ir iš kitų regionų atstovėti tiek savo interesus šiuo metu ekonominius, o galbūt ir politinius, tiek tradicinės vertybės atstovėti. Mano tokie pastebėjimai. Na, matėt šitągi Laisvės partijos būstinė aptverta visokiais ten stop juostom? Neatkreipiau dėmesį. Aš taip pat jau galvoju, dėl ko jie čia taip apsikalė. Dažnai kalbama penktoji kolona. Gal ten kažkas kažką padarė? Tikroji penktoji kolona Lietuvoje yra ne tie, apie kuriuos kalba oficialioji žiniasklaida. Dabar penktoji kolona, mano manymu, apsitvėrė jau. Taip. Įsigandusi žmonių, kurie puoselė tradicinės vertybės ir kovoja už save ir už kitus, bei bendrai už Lietuvos interesus. Nes didelė migracija, tarybiniais metais Mikhailas Suslovas, Kremliaus okupantų ideologas, pasakė tokį teiginį: Lietuva be lietuvių. Šiuo metu tai yra daroma, tačiau labai gudriai, subtiliai tai yra daroma, netiesiogiai. Tai yra toksai subtili kova prieš lietuvių tautą, yra daug pavojingesnė negu tiesioginė okupacija. Vyksta Lietuvoje netiesioginė okupacija, gudri, gerai užmaskuota, švelni, mano tokia nuomonė. O kas jūs toks? Kas aš esu? Aš esu... Vardą pavardę pasakykite. Be abejo, aš esu Laimonas Juzėnas, tarybiniais metais dalyvavau antisovietiniuose mitinguose, kai dar nebuvo sąjūdžio. Tai yra nuo 1987 metų rugpjūčio 23 prie Domickevičiaus paminklo buvo pradžia. Tikrai taip, mano buvo pradžia, pirmas krikštas. Šiuo metu atėjo laikas taip pat kovoti už Lietuvos interesus. Ačiū Jums labai. Nėra. Retai pamatai žmogų, kuris sako, va ten buvau. Aš buvau ten tikrai. Jūs didvyris.